2, 3, go! Kinija, Malaizija, Laosas, Kambodža, Vietnamas, Balis, Tailandas. 10 mėnesių užsitęsusi kelionė, kurios žinomas aktorius Leonardas Pobedonoscevas nepamirš visą gyvenimą. Tai buvo jo ir žmonos Ievos svajonė. Vos tik sutaupė pakankamą sumą pinigų, kartu su dukra Emilija jiedu sėdo į lėktuvą ir vos nemetams paliko Lietuvą. Dar! Gerai išeina, dar garsiau. Dabar Leo jau Vilniuje, ruošiasi naujam serialui ir naujiems įdomiems projektams. Žmona pušino kokius 9 metus, varom bent jau pusmečiui. Ir aš sakiau, ne, nes, karjera, žinai, aukštumos, kaip aš taip mesiu, iškart visi užmirš. Ir paskiau kažkas mane įvyko. Karjera niekur nepabėgs. Galų gale nusprendė Leo ir pradėjo planuoti įspūdingiausią savo gyvenimo kelionę. Azija jau buvo išmėginta 100 kartų, ir šilta, ir nebrangu, ir dar taškų, kurių nematėm. Tai vat. Taip mes ir pradėjom 1,5 metų iki kelionės pradžios. Kiek tai galėtų kainuoti? Tikriausiai tokia mintis pirmiausia šauna į galvą, žiūrint kelionės nuotraukas su rojų primenančiais gamtos vaizdais. Leo atviras, į tokį nuotykį leistis be santaupų neįmanoma. Nors ir darbų apstu ir skųstis negaliu ir atlyginimais, bet, žinai, šiandien turiu, rytoj neturiu, nes, mėgstu ir keliauti, ir neskriausti nei savęs, nei artimųjų. Ir taip gyvendavau, žinai, kaip nuo atlyginimo iki atlyginimo. O čia buvo toksai susikaupimas ir reikėjo išmokti taupyti. Galvojau, kur leidžiu pinigus ir kur juos dedu, kad jie susitaupytų ir panašiai. Kitas žingsnis – atsikratyti nebūtinų daiktų. Didžiulį namą sostinės pakraštyje teko išnuomoti, o viską, ko nereikia, parduoti ir padovanoti. Nuo paauglystės aš mėgau smulkmenas, žinai, senienas ir taip toliau, tai žiūri, mano tas hobis taip ilstisi, žinai, jau netgi dėžės su mano, reiškia, skaniais daiktais, kaip aš sakau, mažėjo ir atsikračiau beveik to priklausomybės nuo daiktų. Tai ir lengviau kraustytis, ir neprisiriši prie vietos, ir tai liečia visą mūsų šeimą. Kelionės vertingesnės už bet kokius daiktus, sako beveik metus Azijoje praleidęs aktorius. Aš mėgstu blusų turgus, ten visokiausi. Aš kolekcionavau vienu metu senovinės kepures. Šiaip visokius daikčiukus senovinius smulkmenas, kurias tu pasiėdi lentynai ir stebi ir fantazuoji, kam jos galėjo priklausyti, koks laikotarpis ir panašiai. Tai šiaip interjerą kurti mėgstu tiesiogiai ne vien fantazuodamas. Kolekcijų teko atsisakyti. Visa šeimos manta tilpo į 3 kuprines. Aš, reiškia, buvau atsakingas už 2 kuprinės, jie už 3. Taip ir keliavom, nekaupdami, atnaujindami savo garderobą ir neprisirišdami prie daiktų, kaip minėjau, ir prie vietų. Tie 10 mėnesių prabėgo tarytum fantastiškas sapnas, sako Leo. Tiek šalių, tiek nuotykių, tiek pamatytų gamtos stebuklų. O svarbiausia, pakankamai laiko apmąstymams ir meditacijai. Tik kelios minutės laiko internetui, jokio streso, jokio automobilio, tik motoroleriai, traukiniai ir autobusai. Prasme, ką turime omeny, rum. Sako, vietos padaryk, vietos. Čia mūsų draugai, naujieji Laoso draugai. Visur kelionėje mes naudojamės motorolerio paslaugomis, visur. Aš neįsivaizduoju pažinti kraštą ar tą lokaciją be motorolerių. Dviračiais kartais. Iš tikrųjų, kur tik įmanoma, nuomodama dviračius. Ir motorolerius Azijoje 3 svarbu šalmai būtų ir jokių problemų nieks ten, nes jie pratė po 5, po 6 važinėti. Mes ten buvom tokie baltos varnos.
Azijoje Leonardas su šeima ieškojo ramybės, nuotykių, žinių, naujų įspūdžių, bet ne komforto. Mes tie neturistai, backpackeriai, kita kategorija. Šitie, kurie nerašo skundų ir panašiai. Būdavo momentų, kai, žinai, ten guli, liktais fainam viešbutį, bet staiga ten nuo bambukinių pintų, reiškia, lūbų, kirminukai krenta, žinai, vienas po kito. Nu, tada paprašai, gal pakeiskite ar ką. Skandalą nekeli. Tai va, užtat gauni liuksusinį kambarį, žinai, nėra to blogo, kas neišeitų gero. Backpackeriais vadinami keliautojai su kuprinėmis. Jie ne turistai, o tolerantiški nuotykių ieškotojai, patogumą dažnai iškeičiantys į dar daugiau kelionių. Adaptuojamės greitai, mes fantastiška komanda, nesikaprizinam, kad čia mums spaudžia, čia žmonių per daug, arba čia neskanu, ar čia lova kieta. Pirmasis kelionės taškas buvo Kinija, daugiausiai gyventojų turinti šalis pasaulyje. Nu, tai labai lemtingas momentas, supranti, mes esam pagerbti, kadangi labai susirinko daug žmonių, mūsų pasižiūrė, tikrai nuleidžia. Va! Kinija ir juokino, ir stebino, o kartais glumino. Apsilankę turguje lietuviai įsitikino, tai, kad vietiniai gyventojai valgo kates ir šunis, ne mitas, o visiška tiesa. Čia yra šunys. Čia yra šunys. Todėl, kad jie mėgsta valgyti šunis, o ten yra katė, kuri irgi laukia panašaus likimo. Kuri? Va šitą. Dar einant man čia nais, aš mačiau kates. Jos jau nebegyvos blemba. Gigantiški turgus, kur katytės, šuniukai ir visi kiti gyvūnai buvo jau. Taip, darai ratą, žinai, aplink tą erdvę, žiūri, iš 3 jau 2 kačiukai liko, žinai, darai kitą ratą, čia 10 minučių bėgė, žinai, jau iš 5 šuniukų, ten 1 šuniukas liko, brašiau. Nu, Teko ragauti? ne, pasirodo, iš tikrųjų reikia saugoti savo šunis, nes šunys yra delikatesas. Yra netgi vienas kaimas Kinijoje, kur ar kartą per metus, ar kažkas panašaus tradicija yra gaudyti šunis ir juos karti ir paskiau skaniai valgyti ir tūsintis. Šiaip čia yra tie patys šunys, kurias matėm gatve važiuojant motorolerių kalnuose ir panašiai. Nieko nepadarysi tos gyvenimas. Mes valgome vištas, kažkas valgo šunį. Mano žmona kaip? Jinai mėgsta planuoti. Jinai pati išvažiuos kuprinytę vieną paleidžiu mėnesiukui. Tai jinai planuoja, sėdi nuo ryto iki vakaro, maršrutai, pati, viską pati. Ir čia tas pats, mes netgi šiek tiek pykomės, kad Leonardai, tu man nepadedi, o aš dirbu savo darbą, žinai, taupimo programa, visa kita ir kažkiek tai lyg ir pat, bet aš mėgstu improvizuoti kelionėje. 10 mėnesių trunkančios kelionės suplanuoti veikiausiai neįmanoma. Galų gale ir teko improvizuoti. Pirmieji taškai, bilietai ir viešbučiai, guesthausai ir panašiai, jie buvo suplanuoti, bet paskiau, sakau, jau, brač, kaip bus, tai bus, pamatysi, nusileisim, nuvažiuosim, daugmaž žinom, kur backpackerių rajonas arba gatvė, kur daugiau guesthausų ir tiesiog, tai taip ir įsivystė, galiausiai taktika būdavo paprasta, mes atvažiuojam, jeigu tai yra diena, rytas ir panašiai, tik ne vėlus vakaras, tada jau kitaip, tai mes paliekam Emiliją su visų bagažu, jai planšetinis kompiuteris, svarbu Wi-Fi'us būtų, ir varinėjam aplinkui ir ieškom geriausio varianto. Visa manta ant pečių, nežinojimas, kur praleisi kitą naktį ir absoliuti laisvė. Į tokią kelionę leisti su vaiku mažai kas išdrįstų. Bėdų nėra, gaila jau, žinai, tie lėktuvais, tai bet kuriuo atveju beveik kokio amžiaus ten bebūtų vaikas, išskyrus kūdikystę, tau kainuoja kaip normalus, kaip suaugęs žmogus, o visur kitur, ten muziejai ir panašiai, tai ten juokingi dalykai būdavo, kai iš tikrųjų ne pagal amžių, o pagal ūgį pas juos yra Azijoje. Tai tu atsistok maždaug ir tai būdavo momentų, Emilka, pritupk, žinai, nes jinai pagal amžių jinai turėtų praeiti kaip vaikas su nuolaida bent jau,
O jinai ne pagal amžių aukštesnė yra, nes mano žmonos giminiai milžinai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Žiūrim Kinijos nuotraukas ir dabartinės, tai jinai šovė savo ūgių, net tie, kurie matė 24 valandas per parą tėvai, sakom, wow, jinai tikrai paaugo, žinai. Labai, labai. Ir kaip gera, kad vaikas augo tiesiai prieš, šalia tavęs. Iš pradžių Emilija mokėsi nuotoliniu būdu. Tokių mokslų tikrai pavydėtų ne vienas klasės draugas. Mes negalėjom niekaip išvengti to ir net nesistengiam, tai privaloma tvarka, tu turi mokyti ir panašiai. Yra Sandoros mokykla Šiauliuose, bene vienintelė tokia, kur nuotoliniu būdu padeda tau mokytis. Ir jie fantastiškai suteikė mums medžiagą internetu, jeigu mes neturėdavom, mes turėdavom, reiškia, failiukus, kur galėdavom, reiškia, mokytis. Ir tu pat turėjom papirinius vadovėlius ir milžinišką darbą atliko planšetinis kompiuteris. My dad is an actor. I can ride a bike, but I can't ride a car. But I can't Drive. bet o kaip yra daryti stiklinius daiktus? Make glasses thing. Žmona buvo pagrindinė mokytoja visų dalykų. Aš buvau tas fizrukas, buvau darbų mokytojas, darbeliai, dailė ir panašiai. Ir buvo atsakinga, žinai, už tai, kad laiškai pasiektų tikslą ir ar ten, reiškia, Skype'u pakalbėti ar panašiai. Po Kinijos keliautojai porą savaičių praleido Malaizijoje, o po to keliavo į Laosą, Kambodžą, Vietname atšventė Kalėdas ir Naujuosius metus. Ten buvo didžiulis būrys lietuvių. Taip suėjo irgi sutapimas, mūsų buvo pradžiai ten 5 žmonės, įskaitant Emiliją, bet paskiau kažkas išgirdo lietuvių kalbą ten, o žinai, kad ten kažkas atvažiavo, apsigyveno iš Lietuvos ir Kalėdos artėja. Ir mes taip susibūrėm, labai teisingi, labai geri žmonės, Kalėdas labai fainai praleidom. O Naujuosius metus mes kilome į kalnus, į Dalato miestą, kur klimatas netgi yra lietuviškas, jau nei palmių pamatys, nes tai yra pakankamai aukštai ir kažkas panašaus kaip dabar. Keliautojai niekur neskaičiavo valandų, leido savo pabūti tiek, kiek tuo metu norėjosi. Tokiu atveju, kai tu turi laiko, daugiau nei 2 savaitės ar 3, kai tai yra standartiškai, tai tu jau tada pliusų ir to triušio greičio lėkimo jau nebėra ir tu gali atsipalaiduoti ir jeigu tau šita vieta tinka, viskas, man nebereikia likusios šalies ar salos, man gerai čia ir tokių vietų buvo, mes sustodavom. Pliusų, aišku, norisi, kai tu esi Kambodžai, kad aplankyti Angkor Vatą ir visus tos stebuklus, sunkiai paaiškinamus, tai tokio pobūdžio, tu esi šalyje ir tu privalai aplankyti tokius dalykus. Balis. Daug kas sako, kad tai gražiausia sala pasaulyje, tiesiog rojus žemėje. Ten Leonardas su šeima praleido pusę metų. Balis buvo toks taškas, kur mes jau žinojom iš anksto, kad nusėsim, nes Emilijai buvo numatyta Green School mokykla. Pusei metų vienam semestrui. Kas yra Green School? Tu nežinai, kas yra Green School? Green School – žalioji mokykla. Žymiausia kosmopolitinė mokykla pasaulyje. Ten vaikai mokosi ne tik matematikos, bet ir medituoja, užsiima ekologiniu žemės ūkiu, rūpinasi karvėmis ir vištomis. Džiunglių, fantastiškai didelis plotas su 8 pasaulio stebuklas bambukų konstrukcijos, kur į Balį plūsta, jeigu tai yra šeima ir norinti ilgiau pagyventi, tai dėl Green School.
Tai mes buvom vieni iš tų, kur į Balį atskridome dėl Grinskų. Kad Emilija galėtų pusmetį pasimokyti svajonių mokykloje, teko nemažai pasistengti. Net nežinau, kiek parašėme elektroninių laiškų. Prisimena Leo, bet jis tikras. Buvo visiškai verta. Tai yra mokykla be durų, be langų, kaip sakoma. Ir tai yra sąmoninga, bet kada gali į klasį ten driežas drugelis įskristi. Ir pirma, vaikai mokosi būti su gamta ir improvizuoti. Tai yra, jeigu jis atskrido, pakalbėkime apie jį. Antra, jeigu labai rimtas testas, tai tu privalai išmokti susikaupti ir nieks aplinkui tavęs neturi blaškyti kaip meditatoriaus. Vaikai medituoja beje tenais rytais ar jogos pamokėlės. Balis – tai vieta, kur nereikia dėl nieko jaudintis. Oras visada malonus, gamta dieviška, maistas skanus ir pigus. Mes mėgom, reiškia, Balyje gado patiekalas vadinasi, kuris yra ryžiai, ten daigai sojų, tofu sūris, padažas fantastiškas, riešutų, traškučiai ryžių ir dar salotų primėta, tai suvalgai ir dar duodi kitam, nes per daug. Tai va tas patiekalas kainuodavo gal 80 euro centų, mažiau nei $1. Tai nebuvo ta kelionė, kurioje švaistytumėmės pinigais, pasakoja Leo. Santaupas šeima leido labai apgalvotai. Statelė būdavo turgus, jautėmės kaip vietiniai, žinodavom kainas, dėrėdavomės, turėtumėm labai gerą laiką. Mano žmona fantastiška dėrybininkė, perka pigiau negu vietiniai, net sugeba rimtai. Nu, mačiuk, baigėsi ingredientai? Ką? Bračią, aš atėjau pristatyti keptuvę, jinai tik tais inkaršta, bet neįtuščia. Balinėtojai. Taip Leo vadina žmonės, žinančius, kas yra Balis. Su ten sutiktais draugais žinomas aktorius sukūrė Facebook puslapį apie šioje saloje vykstančius stebuklus. Mes nusėdom Balyje pusei metų, tai jau po mėnesio buvimo tenais, ta kelionė 4 ar 5 mėnesių po didžiąją Azijos dalį, staiga liko nuotraukos ir mes taip, tie įspūdžiai, nuotraukas vartai ir tu matai ten, ten buvo tas, žinai, toks anoks nuotykis. Tai dabar jau atrodo, kad tai kaip sapnas, žinai. Leonardas jau turi bilietus atgal į Balį, bet aktorius supranta, jo namai Vilniuje ir kažin ar kada nors bus kitaip. Tik tai po šios kelionės, o ypač mėnesio praleisto viename Tailando vienuolynų, jis jau kitoks. Daug drąsesnis, rečiau sako žodį bet, labiau vertina tai, ką turi ir dėl kvailų priežasčių neatsisako to, ką dar galėtų turėti. Likti, gyventi, ne, bet likti dar ilgesniam laikui, taip. Nepaisant to, kad žvėriškai pasiilgau savo darbo, labai tikrai. Ir dukra pasiilgo savo draugų, pasiilgom Gabytės, brolio ir draugų ir jo, labai. Vaikai ten apskritai suvokia patriotizmo reikšmę. Net aiškinti nereikia, nes jie, Emilija, kiek sakė, klasiokai visi kelia ranką ar nori grįžti į tėvynę. Tai Emilija patriotė numeris 1.